Tai sveiki, sugrįžo Duomenų dėdės naujas sezonas, tai šią tinklalaidę mes pradėsime su Vilium Visocku. Šiaip, ką Viliui prieš įrašinėdamas sakiau, aš jau jį turėjau savo radarę pirmos tinklalaidės sezono užėjime, bet tiesiog nemokėjau LinkedIn naudotis ir sugebėjau paspausti tik follow ir neišsiskleidžiau, bet kaip sakant, what goes around comes back around ir štai mes su Vilium susitarėm, apie ką šnekėsim. Ir manau, pakalbėsim labai įdomiamis temomis, iš tikrųjų labai aktualiomis šiomis dienomis šiaip, gal ir anksčiau, bet kaip galite pastebėti, mes kalbame lietuvių kalbą, tai kaip ir minėjau, grįžtame į ištakas. Tai gana man čia pliurpti, tai Viliau, gal galėtum trumpai papasakoti apie save, nes šiaip kaip pažiūrėjau iš tavo LinkedIn profilį, tai šiaip iš tikrųjų, wow, pasižiūrėjus taip po visur pakeliavęs, pabandęs ir galiausiai vėl grįžai į Lietuvą. Tai įdomu išgirsti daugiau apie tavo patirtis. Na ir gal tas priežastis, kaip atsidūrei vėl Lietuvoje? Sveikas, Tomai. Sveiki visi, kas klauso ar žiūri. Jo, tai aš nepatingėjau tave pafollowinti ir pakonektinti ir tai, žodžiu, sugrįžo viskas. Bet jo, tai mano istorija tokia, kad įsijungiau nekilnojamą turtą gana seniai. 2006 metais pradėjau dirbti Haneryje prieš krizę, porą metų prieš krizę. Irgi random istorija. Kažkaip tai iš tikrųjų viskas krypo link programavimo, bet kažkaip pakvietė darbo pokalbį ir nusprendžiau padirbėti ir taip įsisukau į nekilnojamą turtą. Bet paskui grįžau į savo pagrindinį treką į programų sistemų inžineriją. Dariau praktiką Spotify ir paskui gavau pasiūlymą dirbti Facebook'e į Kaliforniją. Ir tuo metu, tai čia buvo, kokie čia būtų metai, gal 12 metai, 2012 metai ir tai buvo tokie laikai, kai nebuvo labai hot tech darbų Europoje ir būtent Lietuvoje. Tai ką mes čia dabar turim, Startup Fair ir visa kita, tai ten galbūt buvo 2 kompanijos ir jeigu išeini vieną Lietuvoje, eini kitą, tai tais laikais. Skamba kaip dinozaurus, bet tokie laikai, bet labai norėjau pabandyti tą big thing ir 12 metais prisijungiau prie Facebook'o ir įsijungiau važiuojantį traukinį prie Facebook'o adsų organizacijos reklamų ir tuo metu pasirodė feedas. Irgi aš čia skambu kaip dinozaurus, bet buvo mobile feedas ant bangos ir išaugo ir tada išaugom tą visą reklamų produktą, įrodėm, kad reklama veikia ir tada po kokių 5 metų jau po truputį pradėjo atsibosti didelės tech kompanijos iššūkiai ir tada nusprendžiau grįžti į Lietuvą ir pabandyti išmokti pamokas ir pradėti savo verslą ir tada pradėjau savo kelią čia. Tai tokia trumpa grįžimo į Lietuvą istorija. Geras. Man taip įdomu šiaip iš tikrųjų, kaip pradėti savo verslą iš tokios, kaip čia, iš samdomo darbuotojo tas perėjimas į verslininko, pavadinkim taip. Jis nebuvo lengvas, turėjai kažkokių iššūkių arba kaip išmokai kažkokias pamokas, gal gali kažkokios tai savo tipsais pasidalinti? Jo, tai šita visa grandinė šiaip yra matyti 2 keliai. Viena daryti iš startuolio į big techą, kur nuo tokių, kaip sakant, visų galų meistrų tampi kažkokius super specialistų. Tai mano buvo priešingas, nuo super specialisto, produktinio tam tikrų dalykų iki tokių visų galų meistro. Tai šiaip to ir norėjau išmokti, to visų galų meistro dalykų, pardavimų, business developmento, product managemento, dizaino ir taip toliau. Ir tas ilgas kelias buvo, kaip pardavinėti, labai save prisimenu kitaip pardavinėjantį pradžioj, taip gan agresyviai, labą dieną, pirkit mano produktą, iškart neklausau, kokios jų problemos klientų, iškart pardavinėjau, tada prikūrėm daug dalykų, kurių nereikia rinkai, kaip ir kiekvienas turbūt pradedantis entrepreneuris, kad pirmą sukursim produktą ir sugalvosim, kas jį naudos, tai buvo šito. Ir po truputį šiaip dabar linkstu link product managemento, kas mane excitina šiuo metu. Tai ta sritis, kur man atrodo, kad jau reikia gyvenimiškos patirties ir
ir programavimo, ir duomenų, ir galbūt pardavimų, kur tokia. Tai man jinai suintrigavo ir jo, ir tiesiog kažkokiu metu norėjau tokių pokyčių, kad darytum visko po truputį ir ko reikia tiesiog, kad succeedintum. Tai vat, turbūt tas į tą savo verslą Okay. atėjo ir su savo iššūkiais būtent nekilnojamo turto srity, nes turi savo specifiką šitą industriją, jinai yra labai local. Tarsi, kad sunku padaryti greitai globalų verslą ir kad ir turim, šiaip galėsim pakalbėti apie mūsų augančią bendruomenę, bet labai sunku greitai išsukti globalį tą dalyką, nes skiriasi reguliavimas. Tiesiog pasitikėjimo kartais reikia, jeigu darai kažkokį tai šitam dalykai ir viskas. Ir jeigu kalbėsim apie duomenis, jie yra labai labai local. Tai reiškia, kad kaip, pavyzdžiui, mašinų versle, tai yra kažkiek vertės, kad mašina daužta Portugalijoje, atvežta į Lietuvą, patikrinta jinai yra nedaužta ar ne. Tai yra vertė tokia. O tai, kad Portugalijai turtas dabar vertas tiek ir kad tokia rinka Portugalijai turi nulį įtakos Lietuvos rinkai. Tai žodžiu, tokie įdomus niuansai. Tai va, o kitas yra suderinti savo hobį su darbu, tai va tikrai buvo nekilnojamas sritis labai, labai įdomi ir už tai norėjusi kažką tame daryti. Tai toks trumpai tokia istorija. Vakas čia, kaip iš hobio pasidarė darbas techniškai, kaip yra, ne, arba sujungiai tas perfect matchas, ne, kur darbas, hobis per vidurį, tas svajonė, tavo atveju tas panašu juda. Tiesiog yra tai, ko tu siekiai. Tas labai smagu girdėti. O man toks, žinai, kaip paminėjai čia pardavimus ir to, žinai, bendravimas su žmonėm, visus šitus dalykus, man iš tikrųjų toks kilo klausimas. O buvo sunku save priversti, tarsi, iš tokio, nes, aš kaip įsivaizduoju tokį stereotipinį programuotoją, ne, tai, jis toks intravertas, jis nėra linkęs šnekėti. Ar buvo tokių, kokių nors, nežinau, lengva save priversti pereiti į tą tokį judėjimą arba kalbėjimą labiau ekstravertiškumą, ar gal tu natūraliai buvai ekstravertas ir čia taip kaip buvo, tiesiog nebuvo nieko naujo? Tai čia šiaip geras pointas, yra misconceptions, tai kad pardavėjas turbūt ekstravertas, man atrodo, kad netiesa, tai kiekvienas turi turėti savo stilių ir iš tikrųjų tu esi geresnis pardavėjas, jeigu tu daugiau klausai, tai nuo šiol dabar, jeigu ateinu į potencialų susitikimą, aš pirmą bandau išgirsti, kaip jie dabar sprendžia tą problemą, ar iš viso turi problemą, nes jeigu tu ateini iš karto pasakoji apie sprendimą, tu gali nepataikyti, ar iš viso jam ta problema yra, neprieisi prie to reikiamo kampo, tai... Pagalvojau dabar, iš tikrųjų, čia panašu į tą galimai gal posakį apie vadovus lygiai taip pat. Kad realiai vadovų irgi darbas yra iš dalies labiau išklausyti, suprasti problemas ir realiai žmonės, kurie sugeba išklausyti iki galo, jie irgi kaip ir techniškai yra labiau, tiksliau, geresni vadovai iš dalies, nes jie visą laiką prioritizuoja kitų mintis, jas išgirsta ir tas sudėlioja. Tai čia, man atrodo, gal good point apie pardavimus. Mano asmeniškai patirtis su visais pardavėjais, tai visi constant pushas. Pirmas iš karto toks iš tipo, ne, ačiū, aš šitą nenoriu. Iš karto atmetimo reakcija. Ok, gerai. Ja, sorry, kad pertraukiau, bet tas, kad... Ne, viskas gerai. Pirmą reikia, ar kažkas turi problemą ir taip nuoširdžiai įsigilinti tą problemą ir jeigu nėra tos problemos, tai tiesiog tikrai jausis gal per agresyvų, jeigu bandysi įgrūsti tą savo sprendimą, tai galbūt tiesiog galima apie kažką kitą pakalbėti, apie orą, kelionės, jeigu jau matai, kad visai netinka, tiesiog, kad galbūt kažkur kitur tie bendri dalykai, bet ne tą, ką tu darai. Jo, tiesa. Ok, tai aš manau, kad visai būtų dabar įdomu išgirsti tavo, kai tu atgrįžai, pradėjai kurti savo produktus ir juos stebėti, kas veikia, kas neveikia, kaip pardavinėti. Tai gal pradėkim iš tikro nuo tavo spėjų pirmojo, tas, kuris net matosi ant tavo LinkedIn profilio, tai City Now. Tai
Spėju, čia ir buvo pirmasis, taip? Papasakok trumpai. Ir jo Kaip jis mintis. atsirado? Jo, tai šiaip dabar esmė, kad nekilnojamo turto rinka šiek tiek aprimus ir tie, kaip sakant, liko tik tai turbūt labiau fanatikai. Kai buvo, pavyzdžiui, kripto, visi investuoja į kripto ir dabar liko tik tai fanatikai, tai man atrodo dabar irgi, kadangi yra kitų investavimo priemonių, išsifiltruoja tie fanatikai, kam tikrai įdomu nuoširdžiai ir gilinasi. Tai kokia man buvo problema, tai kai labai aktyvi rinka, tai kaip prieiti prie informacijos šiek tiek greičiau negu kiti ir turėti edge. Konkrečiai nauji projektai, taip pat augo naujamiestis. Ir aš tokiu būdu kelis kartus kažkokį gavau edge, dėl to, kad nėra pilnos informacijos ir aš turiu prieinu pirmas ir galbūt renkuosi pirmas, geresnę kainą, taip toliau. Tai žodžiu, to idėja, kad kadangi projektiniai pasiūlymai viešinami iš anksto, tu gali iš anksto jau sekti projektą ir įeiti į jį, kai jau prasidės pardavimai, tipiškai kai statybų leidimas gaunamas. Tai žodžiu, mano sėkmės paties istorija, kad norėjau gauti edge, norėjau padaryti iš to produktą, kad kiti galėtų tuo pasinaudoti, kas šiuo metu nėra, kai rinka mažiau aktyvi ir visi nesigrūda prie tų, kaip sakant, nekilnojamo turto, tai yra mažesnė problema, bet tiesiog yra ciklinis dalykas, kažkada vėl grįšim prie to, kad visi grūdas ir nori, kaip sakant, reikiuojasi eilute prie kažkokio naujo patrauklaus projekto. Tiesiog, labai banguoja ta rinka, bet tokia iš esmės sprendžia problemą, kad visiškas transparency kainų, kiek kainuoja, koks likutis, kokie skirtumai ir tokiu būdu suteikti tą vertę klientui ir kad tai nėra tik tai brokerių sukelti projektai, tai yra visi projektai, tai reiškia, tu turi maksimalią informaciją kaip investuotojas, iš ko gali rinktis, kaip investuotojas, kaip būstų pirkėjas. Tai tokia esmė. O gal tokia įdomus dalykas, kad šita problema yra skausminga, bet nėra tiek skausminga, kad norėtų už tai reguliarūs pirkėjai arba investuotojai mokėti. Tai tokia įdomus pastebėjimas, kad turbūt geras produktas, bet nelabai geras verslas. Būtent tas consumer mūsų dalis, tai mes pragyvename iš analitikos, duomenų ir įžvalgų ir tokio business intelligence. Tai jūs realiai kombinuojat savo know-how turimą su tais duomenimis, kuriais prieinat ir tada darot siūlymus, patarimus arba kam žmonės, kas nori investuoti? Ar jūs teikiat kažkokias konsultavimo paslaugas kartu? Jo, labai kažkaip truputį lagina, bet mūsų paslauga yra vystytojams įžvalgos apie rinką, kaip sekasi pardavimai, konkurentų, tai žodžiu, inventoriaus informacija, kaip greitai parduoda ir už kokią kainą. Jeigu tu pardavinėjai savo inventorių už didesnę kainą negu rinkos, tai pardavimai eis per lėtai, jeigu mažesnė, tu negausi maksimalaus pelno. Aš skambu kaip kapitalistas, bet tokia realiai situacija optimizuoti pelną vystytojui. Tokia yra idėja. Ir šitas įžvalgų verslas nėra naujas, jis prasidėjo nuo e-commerce. Tai, pavyzdžiui, dalyvau Oxylabs konferencijai, pagrindiniai jų klientai yra e-commerce, tai siurblys pas konkurentą yra 100 eurų, pas tave 110, tai tu neparduosi tiesiog. Tada yra su skrydžiais, viešbučiais, tai mes darom tą patį su nekilnojamu turtu. Tik tai, kad tam tikri niuansai, skirtumai, nes objektai ir inventorius skiriasi, butas nuo buto yra skirtingas, tai nėra siurblys su siurbliu. Bet tai yra tai, ko reikia rinkai, reiškia įžvalgų apie rinką ir konkurentus ir pardavimus ir kas vyksta rinkoje ir ar mes čia atsiliekam, ar mes prieki ir taip toliau. Geras. Man tada natūraliai klausimas, tu minėjai, kad jie viešai skelbiami tie projektai, iki kol tos leidimus gauna statybų ir panašiai. Man to klausimas, tai kaip jūs susidėliojate? Ta informacija yra viešai vienoj vietoj prieinama, ar jums reikia ten monitorinti, skreipinti iš tikrųjų ten per kelias sritis, per kelis vystytojus, ar tarkim Vilniaus
mieste, tarkim, savivaldybė kažkur sukelia informaciją ir iš tų Open Vilnius duomenų galima pasimti. Kaip šitas vyksta? Tai čia jau truputį toks, turbūt segway į kitą segmentą, kad tai yra problema, taip iš tikrųjų, kad mes turim 600 šaltinių šiuo metu, iš kur imam duomenis. Ir kai kurie yra taip, API. Ir 3 inžinieriai šitą problemą, ir tai yra, kokių 200 pipeline'ų per žmogų, tai va apie šitą kalbam ir turim kitus dalykus daryti, tiesiog priežiūrą. Tai aš, žinai, ir pasakau konferencijų, kad yra long tailas, ką aš vadinu, kad yra nelabai sexy datasetai, tai kokie nors bebriukų namai, Palangoj, kur kažkoks WordPressinis puslapis, kur su bugais ir klaidom kažkoks pardavėjas dar neteisingai įvedė kainą, ten ne 100 tūkstančių, 100 milijonų. Ir mūsų klientai nėra, kad tai yra S&P 500 kompanijos, jis yra gana vidutiniai plėtotojai, kur nėra didelis toksai biudžetas, kad ten yra, tai, žodžiu, turi sutilpti su mažais resursais, surinkti tos duomenis, sutvarkyti kokybiškai ir pateikti klientui. Tai va, iš to iššūkio gimė iš tikrųjų ir kitas produktas, ta duomenų platforma, tai galėsim irgi pakalbėti, kad kaip šitą išspręsti at scale, kai esi maža komanda ir labai kaip prižiūrėti kokybę, užtikrinti naujus šaltinius ir kurių net nežinai, kokie atsiranda. Tai yra iššūkiai, bet esmė, kad turbūt key įžvalga yra tai, kad kiekvieną iš šitų užduočių gali gana supjaustyti kaip užduotėlę. Tai nėra praktika, tai tiesiog, kad man reikia iš to webo duomenų tokią formą ir gali išdalinti tą picą gabaliukais. Vienam, kitam, trečiam, ketvirtam, vienas atostogauja, kitam, tai labai gerai išdalinama užduotis. Ir ta įžvalga padėjo mums tą automatizuoti ir atpiginti tiek mum, tiek klientų. Bet aš smėlau pasakai, tai 200 pipeline per vieną žmogų grubiai, aš toks tipo. Įdomu, ar dar kas nors su tokio lygio scale pasidaro, nes jau man atrodo, kai prasideda 200 pipeline, čia jau tada usually pasidaro kokių 6-7 žmonių komanda kaip minimum, čia jūs varot pakankamai efektyviai, sakyčiau, jeigu išsiskaldė taip. Bet, jūs grįžtu aš prie, kad taip nenukrypti nuo temos, ne, tai, kaip minėjai, iš vystytojų informacijos susirinkat ir panašiai, ir dirbat ties maždaug tokiais naujais, tarkim, naujais į rinką atsirandančiais objektais. O man natūraliai klausimas tada toks atsiranda, ar turit planų iš tikrųjų plėstis į tą antrinę, pavadinkim, rinką, nes jaučiu irgi padėtų ir tiem patiem vystytojams iš dalies įsivertinti, kas sumos, kainos, visa kita, bet aišku atsirastams naujų iššūkių dėl papildomų dar kokių 100 PM source. Jo, tai aš nežinau, ar pats žinai, kadangi aš sukuosi šitoj srity, tai iš tikrųjų yra alternatyvų. Standartiniam skelbimų portalų, pavyzdžiui, yra Realu.lt. Tai yra brokerių asociacijos, vystytojų ir kitų šalių iniciatyva inicijuotas alternatyvus marketplace'as. Tai mano žiniomis, kad jis gana aktyviai judinamas, tiesiog, kad brokeriai patys nori rasti tą alternatyvą. Ir labai dažnai klausimus iškyla, visi nori to alternatyvų, daugiau veikėjų. Bet mano atsakymas būtų, kad ne, man atrodo, kad turi būti sprendimas tiesiog 10 kartų geresnis toje vietoje, kur tu orientuojasi ir iš to išauginti bazę. Tai, pavyzdžiui, mūsų sprendimas, mano manimu, pirminiai rinkai tiesiog yra 10x geresnis negu kiti sprendimai, nes, tarkim, nereikia, kad brokeris sukeltų projektą, jam reikia už tai mokėti, tai ne visi projektai. Yra kainos sukeltos, tarsi, kad tau nereikia skambinėti. Tai tiesiog šitai auditorijai, taip jinai siauresnė, pirminiai rinkai, bet man atrodo sprendimas yra geresnis negu egzistuojantį, už tai mes turim tą vartotojų bazę. Okay. Kelio, kaip padaryti antrinę rinką
skelbimų principą geresnį mes kol kas nežinome ir už tai nesifokusuojam. Ir apskritai mano gal kaip produktisto įžvalga ta, kad kažkoks produktas turi būti 10 kart geriau arba tiesiog principas skirtingas, kad galėtum tą, kaip sakant, lyderio poziciją užimti. Tai vienintelis kelias, turbūt, kurį irgi, kiek girdėjau, ir kolegos gal svarsto, tai eiti tuo keliu, kad tiesiog principas visai skirtingas. Tai nebe listingai, bet, pavyzdžiui, irgi, tarkim, dirbtinio intelekto pagalba marketplace'as, kad tiesiog tu aktyviai neieškai, bet galbūt pas tave tai ateina tikrai. Ir tai toks būdas 10 kart galėtų būti geriau. Tai irgi. Tai vad man tikrai patinka, pavyzdžiui, Airbnb pratimas, kad įsivaizduoji savo kliento tą 10 balų kelionę ir kiek trūksta iki to 10 balų. Tai, pavyzdžiui, įsigyti turtą dabar tikrai yra nemažai vargo, reikia nueiti pas vertintoją, reiktų ten pas notarą, kad ir online, bet tai vad, tai, pavyzdžiui, 10 iš 10 balų pirkėjai būtų, kad patiko turtas, apžiūrėjai ir kitą dieną tiesiog gauni raktą ir gyveni. Tai vat, kad toks būtų vat, su paieška, tai vat, tada tiesiog kažkokią turi viziją, kad ieškau tokio turto, labai specifinio, pavyzdžiui, kad augtų 3 ąžuolai, nežinau, man patinka ąžuolai, tarkim, toj Lietuvos vietoj, prie ežero ir 10 minučių iki upės nueiti ir kaina iki 50 000 ir kad nereiktų brokerio, bet kažkokiu būdu stebuklingų tau toks ateitų pasiūlymas ir tu padarai sandorį labai be jokių friction. Tai vat, man atrodo, tada galėtų būti game changer produktas, tik tai aš pasakau, kaip galėtų būti, bet nežinau, kaip tą padaryti. Tai vat, tas būtų 10 kart geriau, kadangi neturim veiksmų sekos, kuri gali padaryti tokį produktą, tai šimtų nedarom. Ok, bet make sense iš tikrųjų, nes realiai su tais būsto pardavimais realiai ką žmonių kiekis ribotas, būsto arba tų objektų nekilnojamo turto irgi yra ribotas, sandorių automatiškai iš to gaunasi irgi mažiau, nes čia nekoks automobilis realiai, kur tas išlaikymas to nekilnojamo turto realiai yra žymiai ilgesnis ir vien dėl to gaunasi, kaip čia, maža, nenori pavadinti maža imtim, bet tiesiog maža tokia bazė, kurią duomenų setas, kuris neduoda tokio gero efekto realiai. Ir žmonių visų kokybiškai neapklausia, koks jums kelias yra smagiausias, patogiausias. Ir labai daug to asmeninės nuomonės daug susiveda. Man patinka taip, kitam nepatinka ir, bet, ok, šiaip, good point. Ok. Taip, tai City Now, tai čia greičiausiai prasidėjo viskas. Bet aš, kaip šnekėjom, tai netis vienu dirbė, tai realiai po City Now kilo idėja kitą projektą vystyti. Tai gal pradėkime nuo, dabar aš nenoriu pasakyti, kad nesumaišyčiau, kuris pirmas buvo, tai aš spėjau Erelo? Taip, tai... Ar Scrappy? Tai yra nauja paslauga. Puslapis bus netrukus, jau turbūt, kai pasileis laida, jau bus paleistas, relo.lt. Ir kokia yra idėja, kad yra automatizuoti turto kainos nustatymą, bet su vertintojo priežiūra. Tai tokia esmė trumpa. Kad dažnai, kai nori įsigyti turtą, tau reikia finansavimo, bent pusė žmonių. Ir tada tu eini į banką pasitikrinti pajamų. Reiškia, ar tu uždirbi pakankamai, kad tau skolintų, tai pirma patikrinamas tavo pajamos, o tada yra antras dalykas užstatas. Nes bankas vertina 80% maksimaliai gali keisti, tai jam reikia nuspręsti, kiek tavo turtas vertas. Tai yra nauja nuostata, pasaliginai atsakingos skolimuose, tiesiog užtikrinti, kad jeigu yra krizė, kad tas turtas išlieka likvidus ir jį galima, tarkim, likviduoti. Tai va, tai dėl to reikia vertinimo ir tai yra visoje, Europoje ir pasaulyje. Ir tiesiog norėjom padaryti tokią paslaugą, kad tau nereiktų iš karto užsakyti vertimo, o galėtum paklausti, o tai kiek
preliminariai trauks vertė. Ar padarysit vertimą už X? Nes jeigu aš turiu tik tai tam tikrą pajamų kiekį santaupų, tarkim 10 000, aš negaliu ištraukti daug daugiau tų santaupų pradiniam minušui, tai aš tik tai tam tikrą sumą galiu paskolinti. Tai vat, kad tas patikrinimas ar vertimas patrauks X būtų greitesnis ir pigesnis. Tai iš tikrųjų nėra tokios paslaugos ir norim padaryti, kad tai būtų per dieną, 2 ir visiškai vos ne be jokio kontakto su vertintoju, tiesiog, kad kortelė arba telefonu per banklinką apmokėjus gali gauti tą atsakymą. Ir jeigu tinka vertė, tada užsakai pilną vertę. Tai tokia nauja paslauga ir inovatyvi ir tik tai dar reikia laiko ir tiesiog kokybiškai papasakoti apie šitą paslaugą, bet poreikis yra, tiesiog kol kas iššūkis, aš tau aiškinau 5 beveik minutės, bet kaip sakant, per 1 minutę papasakoti, ką mes čia darom, bet kas jau yra toj rinkoje ir ieško turto, jau turėtų suprasti, ką aš turiu minį. Bet čia iš tikrųjų labai palengvina darbą, nes aš kaip pamenu, kai mes, pavyzdžiui, pirkom būstą, tai irgi ten tada jie būtent skaičiuoja, nu gerai, čia įvertins, neįvertins, tada tokia rizika, ar kaina išpūsta to objekto ar ne, ar iš tikrųjų vertinimas bus toksai, nes jeigu bankas įvertins mažiau, tai realiai tau reikia kaip ir daugiau savo santaupų dengti ir toks tada susimokėti už vertinimo paslaugą ir tada gauti tokį visiškai kitokį, ko tikėjais ir tada toks tipo, o ne, jau nebeina, tai realiai toks ir viltis žmonių iš dalies pažlugdo ir čia iš karto toks išsisprendžia visą šitą problemą. Ok, o tada natūraliai man ateina toks klausimas, ne, nes jūs vis tiek kažkokius paskaičiavimus preliminarius darotės, o kokia yra ta bazė duomenų, kuria remiatės darydami skaičiavimus, nes aš kiek žinau, tai registrų centras berods turi būsto kainas ten kažkokias vertinimus ar ten vertes, bet ten kai kuriais atvejais reikia pervertinimo, vienais atvejais jis ten nepersivertina, tačiau grinai nekilnojamo turto specifika. O kuo jūs remiatės? Ar turit kažkokių, tarkim, daugiau informacijos, ją susirenkat, nusiskreipinat kažkaip, ar ant ko, jeigu nepaslaptis čia komercinių iš tikrųjų, kaip sprendžia šitą problemą? Jei nekomercinė paslaptis, tik. Daug įdomių klausimų. Aišku, šiaip esam dokumentavę ir esmė ta, kad, nuo ko čia pradėti, kadangi vertės geriausias nustatymas yra pagal įvykusius sandorius. Ne pagal, pavyzdžiui, kažkas skelbimo informaciją, ne pagal, nes esmė tai, kad kai ateini jau pas pirkėjas su pardavėjas susitar dėl kainos, reiškia kažkoks yra tikrai strong commitmentas, kad tu nori tą turtą pirkti už tam tikrą kainą. Iššūkis, kad tų signalų yra nedaug. Tai nėra kažkoks fabrikas, kur, pavyzdžiui, gauni 1000 duomenų apie kažkokią tai klaidą ir gali apmokyti. Tiesiog, jeigu kalbėtume kokią sodybą Varėnos rajone, tai panašių sandorių įvykusių bus iš viso kokie 2-3. Jeigu kalbėtume apie Vilniaus Šnipiškes, tai sandorių yra daug ir iš tikrųjų lengviau padaryti tą rinką, žodžiu, negali, kad vienas būtas 6000 kvadratų, kitas pats 3000. Tai tam yra pagrindas, kad tu imi panašius palyginamosius sandorius ir šiek tiek pritaikai pataisas dėl kokybinių skirtumų. Pavyzdžiui, viršutinis aukštas yra vertingesnis, vakarų orientacija vertingesnė už šiaurės orientaciją, kažkokie mažesnio absoliutinės vertės butai yra kvadratų kaina bus didesnė, nes jie labiau įperkami ir daug tokių kriterijų, kai kurie subjektyvūs. Bet jeigu vertintai gali pagrįsti iš didelio kiekio duomenų, kad tas kriterijus turi įtaką, tai jie gali naudoti tą kriterijų. Tai bendrai toks algoritmas. Pasakius tai, yra visgi, ir ką mes darome, kad visgi peržiūrė individualiai vertinta šitą tavo atvejį, nes yra labai nestandartinių situacijų, galbūt dalis sklypo, kaip įvertinti, jeigu, pavyzdžiui, tu gyveni su kaimynu, kaip įvertinti, jeigu tu turi terasą, įrengimas beje nevertinimas, nes tai yra kilnojamas turtas, tai paveikslai, visa kita vertintai mato sienas ir grindis, jie nemato tavo veliūrinių baldų ir taip toliau. Tai daug tokių niuansų.
Bet visgi tai yra subjektyvus vertintojo nuomonė, kuris jisai pagrindžia. Ir kai pirmą kartą dariau vertimą, man buvo labai kaip Gen Z, ar nežinau, kokias čia kartą millennialsas, labai keista, kai einu pas vertintoją ir pirmas klausimas, o tai kiek reikia? Tai mano buvo idėja, kad tai plauk, tai aš užsakau paslaugą, tai pasakyk, kiek laiko padarysi, kiek kainuoja ir kaip jau nuspręsti taip. Bet tai paskui supratau dar daugiau niuansų, tiesiog vertintojui yra paprasčiau įrodyti mažesnę vertę. Kad už vieną mažesnę vertę tu gali ieškoti daugiau tų sandorių, didelę vertę įrodyti sunkiau ir didėja rizika, kad tu galėsi neįrodyti arba užklius, tarkim, audito ir taip toliau. Tai visa šita dinamika yra tokia, kad labai kiekvienos šalies skirtingi interesai. Tai tarkim, paimkim pirkėją, jo interesas yra kuo didesnė vertė. Dėl to, kad jis galėtų maksimaliai pasiskolinti iš banko. Kartais užsakovo interesas yra kuo mažesnė vertė. Pavyzdžiui, jeigu jis nori mokestiniais tikslais ir sumokėti kuo mažiau mokesčių, tai jis nori vertės kuo mažesnės. Brokerio incentives irgi yra jo yra noras, kad pradžioj, kol kalbi su klientu, kad tu įrodai, kad ta vertė visgi yra maža, kad žiūrėk, tu čia neprisveik su savo ten milijoną norimų gauti, negausi to milijoną eurų vertė tokia, bet jo tikslas, kad galų gale pirkėjas ateitų ir jam pagrįstų didesnę vertę. Tai tokia dinamika, kad jis nori pradžioj, kol konsultuoja mažesnės, paskui didesnės. Vertintas nori kuo mažiau, kuo realistiškesnės vertės, bet realybėj, kadangi jisai konkuruoja su kitais vertintas, jam reikia pasiūlyti preliminarų kuo didesnę vertę. Bet jeigu dienos gale jisai nori gauti kuo mažesnę vertę, nes jisai tada mažiau rizikuoja. Ir bankai nori gauti kuo mažesnę vertę, konservatyvesnę. Tai ta, kur atitiktų realybę, kad vertintojo vadovas neturėtų kažkokių įrodymų, kad tas pritemptas vertinimas ir biuro vadovas gali būti prižiūrėtas Lietuvos centrinio banko ir tokia grandinė. Tai va tokia dinamika. Tai va tokias. Tokia ta prasme. Kiek visų kampų, kiek visų interesų ir čia, ta prasme, kur šiaip realiai, kai pagalvoju, nu tai ką čia įvertino, nueisiu pas banką, duosiu ataskaitą vertinimą, čia šnekėsim dėl paskolos ir panašiai, o čia visokie kampai, visi su savo interesais. Nu, okei. Jo, skamba kaip smagi kompleksinė. Ai, nu. Atsakymas, mes turim sprendimą. Tai yra teisingiausias vertimas, objektyviausias. Tai mano manimu, kad ilgojo laikotarpiu geriausia visiems bus, kai tas vertimas bus pagrįstas skaičiavimais, daugiau inputo į tą modelį ir kad jisai vis dar patikrinamas ir kad teisingiausia kaina. Tai ir galbūt, sakau, galimai judėsim link to automatinio vertimo, kaip tiesiog visas pasaulis, kur vis mažės tavo tokia žmogiška įtaka ir interesų konfliktas, bet irgi yra atskira tema tas dirbtinio intelekto reguliavimas. Tik man atrodo, artimiausiu metu bus ir AI, dirbtinio intelekto asociacijos visas žodžių seminaras apie tai, kaip padaryti, kad tie modeliai nebūtų biased, kad visi turėtų vienodą galimybę pasiskolinti, taip toliau. Tai čia dar irgi atskiras klodas problemų ir iššūkių ir šitą temą. Ok, nu čia šiaip daug visų temų su reguliacijų, etiškumo, šiaip jeigu pradedam apie duomenų skripinimą šnekėti, ten dar visa kita terpė atsiveria kitų klausimų ir problemų. Ok, tada, nu kaip ir minėjai, remiatės iš kas vyksta aplinko, kokie pardavimai vyko, kad įsivertinti visą šitą ir padaryti tokį objektyviausią iš tikro vertimą, tą tokį tikroviškiausią, kad žmogui kiltų mažiau klausimų. Bet aš spėju, jūs irgi šitus duomenis gaunat dabar, greičiausiai yra kažkoks šaltinis, iš kurio pasiimat, ne? Tai taip ir... Ar tai yra atvirai prieinami duomenys? Standartai. Tai
pagal dabartinį reguliavimą Lietuvoje ir apskritai Europoje yra galiojantis vienintelis metodologija pagrindinė, tai yra palyginamųjų sandorių. Ir šiuo metu sandorius gali turėti prieigą tik tai vertintojai. Tai reiškia, kad vertintojai dabar gali šiai dienai gauti tikslius adresus, kur vyko sandoris. Anksčiau buvo galimybė ir paprastiem, kaip sakant, mirtingiesiam nusipirkti sandorius, nežinau, pasižiūrėti, ką kaimynas name pardavė, prieiga buvo savitarnos. Tai žodžiu, kryptis tokia, kad vertintojai turi daugiau duomenų, tai reiškia, jeigu turi įstatymo numatytą tvarką teisę prie sandorių, tai gausi pilną informaciją, iš kokią kainą, kur tiksliai vyko. Kaip ir atrodo logiška, o paprasti mirtingieji turi mažiau duomenų, kad ką kaimynas pardavė šiuo metu paprastas mirtingasis nepatikrintų. Ir klausimus tai reikia, iš tikrųjų. Kartais irgi girdžiu iš draugų, kažkokią smalsumą vedami, arba, pavyzdžiui, nori pasitikrinti, aš perku tą turtą, kiek ten aplinkui eina sandoriai. Arba man tikrai labai smalsu, kaimynas apačioje už kiek pardavė. Tai, nežinau, mano asmeninė nuomonė, kad tai neturėtų būti, jeigu tavo aktualu vertimas, tu kažką nori pirkti, tai tada taip, tu eini užsakai išvertintą paslaugą. Bet ar mes tikrai turim aptarnauti tą poreikį pasismalsauti šiais privatumo laikais, už kiek kaimynas pardavė, aš nesu tikras, ar jūs keisas tikrai atverti tos duomenys. Tai šiai dienai situacija tokia yra skirtinga šalyse. Man atrodo, Latvijoje yra atverti sandorių duomenys, galbūt nuasmeninti. Tai kiekviena šalis eina skirtinga linkme. Bendra Europos kryptis yra duomenų atverimas. Daug yra atverta registrų centro duomenų. Pavyzdžiui, kadastro registras, adresų registrai, kas sukuria vertę, tai tik ten, kur jau prasideda jų tresni duomenys, kur kažkas asmeniniai, tada lėtesnis kelias ir dar neaiški galutinė kryptis. Tai sandoriai yra kol kas mokamas valstybės resursas ir už tai moka vertinti. Tai už tai ir mūsų paslauga yra mokama, nes jinai turi tiek darbo, tiek sandorių kaštų elementų. Ok. O kaip su duomenų pačia kokybė arba struktūra, tarkim, nes vis tiek, kai turimiesi trečiosios šalies sukurto, arba trečiosios šalies palaikoma duomenų kažkokią teikimo paslaugą, jie realiai vis tiek turi kažkokių, tarkim, niuansų arba pokyčių, ar yra problemų su, tarkim, besikeičiančiais duomenimis. Kaip apskritai, kaip duomenų kokybė vyksta ir kaip jūs tvarkote su šia problema, nes aš manau, kad turėtų būti irgi savų niuansų, būtent kaip ir kiekvienoje srityje. Tai kalbant, būtent irgi, sakau, turim kelis tas produktus. Kalbant apie vertinimo produktą, tai pagrindinė žaliava vertintojų yra sandoriai, tai visa kita, ar tai, kas yra aktyviai rinkui norima kaina lūkestinė, ar tai infrastruktūra, kažkokie planuojami projektai, kaip arti stotelės, taip toliau, tai yra tokia papildant informacija, kur gali būti turėti įtakos, pavyzdžiui, kad vieta yra patraukli, nes ten planuojama perspektyvų užstatymas ir, nežinau, neužstatys, dar kažkas ir panašiai. Bet visgi žaliava bazinė yra sandoriai. Sandoriai neturim kito šaltinio, tai reiškia centrinė, tai ta žodžio atsakomybė prižiūrėti kokybę tenka registrų centrui. Kokybės niuansų būna iš tikrųjų ir mes pastebėm ir vertinti ir kiti. Yra kelių tipų problemos. Vienas yra kažkokia tai tikrai duomenų suvedimo klaida, galbūt neteisingas tam tikro sandorio kažkokie parametrai. Tai kiek suprantu, kad tai būna fiziškai, tiesiog nueina į kažkokį archyvą, peržiūrė bylutę ir perveda tą sandorio informaciją ir panašiai. Didesnė problema iš tikrųjų yra kita, tai yra, kad kai kur rinka yra neskaidri, sandoriai nevykdomi skaidriai. Tai irgi, tarkim, testavom produktą, tarkim, Palangoj. Ir realybėj pagal sandorius turėtų būti kvadrato kaina 2000 turbūt už kvadratą, o realybėj
žmonės kažkaip moka už 5000 už kvadratą. Tai kur tiesiog kas gaunasi, kad dalis vyksta neskaidriai, tai grinais pinigais. Ir irgi tai yra vertintojų nuožiūra įvertinta situacija ekspertiškai ir tarsi duomenys sako vieną, bet realybė sako kitą. Ir jie kartais turi vertinti irgi dirbti detektyvais ir mes esam jam padarę įrankius, pavyzdžiui, pasižymėti, kad sandoris yra efektyvus. Jeigu jie žino kažkokią vidinę informaciją, kad negalėjo būti tas sandoris arba tokie dalykai, tai nėra idealiai situacija, bet už tai ta vertintojo rolė, man atrodo, vis dar reikalinga, kad jisai galėtų tas anomalijas pamatyti ir išimti tos outlierus ir panašiai. O dėl tų išorinių ir kitų duomenų, kaip, nežinau, kaip makroekonomika, daug imam iš statistikos departamento apie atlygius, demografiją, tai tikim, kad jie teisingi, bet šiaip visiems kitiems šaltiniam turim tiesiog tą savo duomenų platformos įrankį, kur ir užsidedam, tarkim, custom kažkokius validacijos sprendimus, kad, nežinau, kad negali būti kaina virš 1 milijono. Nu, paskui šiuo metu reikėjo perdaryti šitą apribojimą, jinai gali būti. Bet, principas, kad pasakom, ko tikimės ir tada, kad gauname įspėjimą, kad jeigu kažkas virš to rėžio, ir kiek suprantu, daug duomenų verslų taip panašiai kažkaip elgiasi, tik tai klausimas, ar tas anomalijas struktūrizuotai atpažįsta, arba tai yra nauja tendencija naudoti galbūt dirbtinį intelektą kažkokį, tai pamatyti naujus duomenus, kurių neturėtų. Okay. Bet aš spėju vis tiek, kadangi nėra daug duomenų, kaip išnekėjom prieš tai tie tokie vis tiek patikrinimai tokie yra empiriniai realiai pagal situaciją, kur žmogus įdeda savo inputą, nes sunku stebėti, man atrodo, ir pajausti iš tikrųjų, kas kaip, kada ir negerai. Ok. O tada galvoju, aš taip, pavyzdžiui, su ta pačia valstybiniais duomenų šaltiniais, kiek man teko susidurti, šiaip tie pakankamai gerai struktūrizuoti ir sudėti, ir man atrodo, kaip ir nekeičiau formatų beros. Tai pradėkim nuo to, kurie šaltiniai yra pagal lengvumą jums yra surinkti lengviausia, o kurie, tarkim, jau sudėtingi. Šiaip aktyviai, pavyzdžiui, iš tų valstybės duomenų ežerų ar panašiai naudojam labai ribotai. Dėl to dažniausiai, kad mums netinka atnaujinimo dažnis. Pavyzdžiui, man atrodo, dar statybų leidimai duomenys, tai atnaujinami kas mėnesį, mums netinka, mums reikia kasdieną. Ir kai kurie būna agreguoti, pavyzdžiui, registrų centro statistika. Sandorių, tai kuo labiau agreguoti, tuo mažiau vertės. Visi nori neagreguoti duomenų raw. Tai dažnai būna iniciatyvos atverti duomenis, bet agreguotus, iš kurių ta vertė gal kitokio tipo, galbūt auditas, kažkokia tai įžvalgos, bet negali custom produkto daryti. Ką mes aktyviai naudojam, tai, galiu konkrečiai pavyzdžiais, tai adresų registrų duomenis naudojam, nes, pavyzdžiui, vertinimui reikia tikslų adresų. Tai netiktų, pavyzdžiui, geokodavimas per Google Maps, nes naujų gatvių nebūtinai prideda laiku į tą žemėlapį. Tai priežastis, kodėl, pavyzdžiui, kokia nors DPD arba LP Express ateina į tavo namą iš tikrųjų, tai dėl to, kad adresų registras gana tvarkingas ir daugumą tokio tipo produktų, kurių naudoja būtent iš adresų registro tą visą bazę, kad gatvės atnaujintos. Tai mes irgi naudojam. Svarstome panaudoti sklypų kadastro žemėlapį, tai reiškia, kad atverti, ką tik buvo sklypų, kiekvieno sklypo koordinatės, kur irgi keista, kodėl to nebuvo padaryta, nes tai nėra be kažkokio su asmeniais duomenim, tai šito svarstom panaudoti. O ką dar naudojam? Šiaip kontekstui labai pradėjau naudoti yra aplinkos ministerijos, man atrodo, įrankis Smalsuolis LT, kur patys jie padarė įrankį agregacijos, pažiūrėti, kur vyksta kirtimai, kas vyksta netoliese, tai naudoju kaip consumeris produktą, irgi jisai iš atvirų duomenų. Tiesiog jiem lengviau buvo supaipinti tos duomenys vienas su kitais,
nes jie gali susikalbėti, o mums būtų kažką galėtume ir mes gal padaryti, bet per daug koordinacijos iš tų, vis tiek yra kažkokio kokybės trūkumų, tai geriau kažkokia, kadangi jie prižiūri tos duomenų šaltinius, tai padaro. Bet iš esmės mes vis laik grįžtam prie esminio dalyko, kad mes uždirbam iš kainų ir inventorius, vis laik prie to grįžtam, ar tai vertimas, ar tai analitikos, nes kiti dalykai yra nice to have, pavyzdžiui, būsima miesto plėtra. Tai žodžiu, problema ta, kad duomenys lėtai sensta, tai reiškia, kad tau nėra poreikio nuolat turėti tą dalyką, o kainų lygis nuolat keičiasi ir tu nenori būti, kaip sakant, pardinėti 20% pigiau negu tavo konkurentai kitoje gatvės pusėje. Tai va, tai mums visi dalykai aktualiausia, kas yra apie kainas turbūt. O tokių duomenų atvirų valstybės tai iš tikrųjų nėra daug. Tasme, nėra to tiek daug, kurie būtų labai vertingi gal ir iš jūsų perspektyvos, kur reikia kuo mažiau agreguoti ir kuo detalesnė, kas iš tikrųjų duotų daugiau pridedamosios vertės. Ok. Tai natūraliai tada iš viso šito, iš tiek daug duomenų šaltinių, iš skirtingų formų, išplaukia tas toks sekantis projektas iš tikrųjų, tai Scrappy Project ir gal ta pati Data Platform LT, tas puslapis. Tai gal trumpai, kuris pirmas atsirado ir kaip apskritai išjudėjo visas šitas į tokį produktinį sprendimą iš tokio in-house, aš spėjus, sprendimo jums, iki tokio, kad kiti gali jų pasinaudoti. Tai čia beje vienas produktas, tiesiog, kad buvo neseniai konferencija Oxylabs, tai kaip tik norėjom papasakoti bendruomenę apie tai pasidarėm pagaliau landing puslapį, kas yra scrappyproject.com. Paskutinį, aišku, vakarą, tą domeną visą kitą, bet viduriai patys yra Data Platform LT ir vėl pakviečiau ir patį padaryti dalyką. Tai žodžiu, ilga irgi tokia istorija, kadangi mes nesam Oxylabsai, šiaip labai, sakau, žiūrim kaip pavyzdį šitą įmonę, bet tas kontekstas, kad mes nesam tokio lygio įmonė, kad mes galėtume turėti 20 inžinierių, kurie prižiūri pipeline'us ir jie mokėti po 4000 algas į rankas, mes to negalim daryti. Tai mums reikia mažais resursais kokybiškai surinkti duomenis, tai reiškia pigiai, gerai ir greitai. Tai iš to, kaip sakant, iššūkio, tai gimė ir kūrybingi sprendimai. Tai pradžioje mes ką darėm, tai visų pirma, pradžia, kad aš pats rašiau pipeline'us, aš parašiau kokius 500 turbūt asmeniškai, tai iš to turbūt asmeninio skausmo. Paskui samdėme dedikuotą junior darbuotoją su, atlygiu, tiesiog full-time darbuotojas ir toliau. Tai šitas kaip ir veikia, bet esmė, kad šitas būdas yra brangesnis ir jisai išaugini tą darbuotoją ir jisai turbūt esam kelis kartus matę, kad jie perina kitą didesnę įmonę. Tiesiog pasiūlomas, pavyzdžiui, didesnis atlyginimas ir taip toliau. Tai tokio nėra kažkokio super commitmento, galbūt irgi tiesiog šiais laikais žmonės labiau linkia išbandyti ir naujus darbus ir taip toliau. Visą tą dinamiką aš suprantu, it's fine, bet tiesiog, kad kaip verslui tau yra brangu išmokyti o tau reikia tiesiog duomenų surinkimo ir priežiūros. Tu negali pasiūlyti darbo Ferrario, tau reikia tiesiog bazinių dalykų, jie turbūt padaryti. Tai šitas turėjo iššūkių, tai perėm prie kito. To kito varianto, tai contracting, tai sugalvojom išvalgą, kad tai nėra praktika, tai yra lengvai padalinama darbas, kurį gali duoti, išspręsti, veikti, kaip olimpiadų uždaviniai per dieną ir perėti prie kito darbo. Ir supjausiam šitą gabaliukais, padarom kažkokius patternus, dokumentaciją, kaip galima veikti, kažkokie tai standartinės situacijos ir tada kažkada LinkedIn'e papostinau, kad ieškom duomenų inžinieriaus. Per vieną dieną sulaukiau 10 skambučių ir daugiausiai iš coding absolventų academy ar keičiančių karjerą
aptariam situaciją, ko jie ieško, iš tų 10 5 pabandė kažką padaryti, iš 5 3 succeedino ir iš tų 3 2 vis dar su mumis besidarbuoja. Tai žodžiu, kad šitas kelias, man atrodo, perspektyvus, kad tiesiog kažkas nori tų tokio tipo iššūkių ir įsikabinti į darbo rinką. Tai pastebėjo, tai sukūrėm tą įrankį, kad tai galėtų būti standartizuota ir mums patiems galėtų ateityje veikti kaip atrankos įrankis, kad nereiktų daryti skambučio, tiesiog duodi namų darbą. Tai Tomai, dėtų atrankos mūsų neveikiai. Well. Ja, supratau. Bet tai žodžiu, Okay. jo, tai biškio kauju, bet esmė, kad mes galim pamatyti labai kokybiškai patikrinti greitai, ar tu įveiki tokį tipų užduotį ar ne, ir greitai onboarding. Tai trumpai tokia istorija, kad įžvalga, kad trūksta, man atrodo, tiem besimokantiem programuoti duomenų inžinieriam tramplyno staigiai į darbo rinką ir pasiūloma sprendimą, kai jie tam tarpe gali toliau įgyti praktiką ir uždirbti. Ir mes tikimės suvesti su ateities darbdaviais. Tai va, tai jeigu kažkas iš klausytojų yra kažkokie engineering manageriai, kurie nori ir ieško tokių jau šiek tiek patyrusių duomenų inžinierių, tai galit mane susirinkti LinkedIn, ne tik followinti, susikonektinti ir parašyti žinutę. Ir pabandysim sudėlioti. Tiesiog irgi būtų labai custom platforma. Aš sorry, kad pertraukiu, bet patiko šiaip pati platforma, tai man priminė iš tikrųjų kitas platformos, kur irgi duoda tokius challenges, bet jūsų atveju yra labai specifinis ir pati užduotis iš tikrųjų, kureliai tokių sprendimų kažkokių labai daug nebus. Tai pasikonektinkit su Vilium, pridėsiu visas nuorodas visur į patį podcastą, taip kad, sakė Vilius, galite jį užbombarduoti pranešimais. Hopefully bus visoms pusėms naudinga. Ok, tai gerai, tai data platforma, ne? Taip. Čia užsišnekėjom, bet... Taip, išmušiau. Tai aš žiūrėjau pačią platformą, ten šiaip iš tikrųjų panašu, kad irgi, kaip minėjai, ne, tai yra tas užduotis, ne, tu ją padarai, praeina kažkokius bazinius testus, ar veikia taip, kaip veikia, ar tas ir yra, tada spėjai kažkokie yra ir laiko apribojimų iš tikrųjų, kiek turi trukti, arba ten efektyvumas spėjai irgi yra. Dar kažkokių yra specifinių niuansų, būtent gal su to pačiu duomenų skreipinimu susijusiu. Ką jūs tikrinat? Arba kam naudojat platformą? Jo, tai mes varstam su kokybė, kaip sakau, at scale. Tai įsivaizduojat, pavyzdžiui, mūsų pačių produktai. Tai kas dažnai būdavo anksčiau, kad klientas parašo labą dieną, čia, žinai, susisortinu Excelį, kodėl pas jūs to būto kaina ten 1 milijonas. Tada vienas, kitas. Ir tas, kad man tada, kaip sakant, širdis plyšta, kad kodėl mes pirmie nepastebėjom ir klientas skundžiasi dėl duomenų. Tai man atrodo, at that point we failed. Kad kaip, tai taip ten, sakai, atsiprašau. Taip įvyko dėl to, kad kažkas čia pasikeitė. Dabar darom šitą žingsnį, kad kitą kartą panašiai nebūtų. Follow-upinį, bet trūko kažkokio sistemingumo. Tai dabar, man atrodo, esam pasidarę, kad jau kokius 3 mėnesius nebuvo to, kad klientas pastebi, nes mes proaktyviai užduoti sekam kokybę. Tai, pavyzdžiui, turim delivery SLA, kad jeigu viena turi užduotis įvykdyti ir išprintinti outputą į standard output JSON formatu, perimt per JSON schemą, patikrinti, ar visi laukeliai taip, kaip reikia. Yra custom validatorių sluoksnis, pavyzdžiui, kažkokia kontekstiniai industrijai, pavyzdžiui, mūsų yra, kad bendras, tarkim, būtų lentelė esančių būtų kvadratų kaina turbūt nedidesnė negu kažkas, arba būtų ID yra unikalus kiekvienam būtų, ar dar kažkas. Tai visą šitą košę perėjus, jeigu pradeda kažkas failinti, tai tu pradedi gauni alertą ir eini pataisai, jeigu webas pasikeičia, taip toliau. Ir, pavyzdžiui, šią savaitę eksperimentuojame su iš tikrųjų custom parserių rašymu. Šiek tiek įkvėpė galbūt ir tų pačių Oxelapsų konferencijos atgarsiai, kad kaip rašyti tos
paprastų atvejų kodą, kuris iš HTML paima duomenis tą formą, kurią reikia, tai bandom įvairius modelius ir pažiūrėti, ar galima dar labiau automatizuoti, atpiginti šitą paslaugą ir bent jau bazinį kodą automatiškai sugeneruoti su GPT, nes mes turim visus ingredientus, iš kur jų reikia paimti, iš kokio puslapio, kaip atrodo JSON schema ir galbūt kažkokia supaprastinimai, kad tai yra, pavyzdžiui, be pageinacijos, be blokavimo, kad yra vienas puslapis ir kol kas visai tokie teigiami rezultatai. Bet visgi kol kas pasimim, kad žmogaus reikia ir va to, kuris moka šiek tiek tą data engineering pakuruoti, pataisyti ir kartais tiesiog žmogiškai suprasti, kad čia kažkas nelogiška, galbūt yra klaida ne žmogiška kitoj pusėje, kažkas padarė klaidą. Tai be žmogaus kol kas nematom, kaip galima apsėti. Okay. Bet iš tikrųjų make sense, jeigu daug dalykų suvedinėjimo bet kuriuo atveju, nėra, kad jie automatiškai sugula iš kokios vienos sistemos, tai faktas, kad tokie nori visą laiką praslys vienas ar kitas. Man atrodo, bet kurioje sistemoje yra tokių atsirandančių niuansų. Kadangi jau mes čia taip užsiplepėjom, tai iš tikrųjų keliavom į užbaigimą ir pats paminėjai apie scrapingą, apie data platformą. Gal dar turi kažkokių patarimų šiaip iš tikrųjų žmonėms, kurie nori pradėti su to pačiu web scrapingu, arba nori išsibandyti, apart pabandymo data? Ačiū reklamą. Bet šiaip gal sakyčiau labiau, kiek stebėjau tą mentalitetą tų Coding Academy absolventų ir kur aš matau gal tokie biški iššūkiai, kad technologijos labai greitai keičiasi, tarkim, ir aš irgi man, tarkim, atsiunčiu kažką rezume, kad aš moku tą ir tą. Ir by the time, kad kai jau išmoksta ir jau po truputį apšyla, jau kažką pradeda daryti, technologija dar labiau nuvažiuoja ir tada jie prilipia prie to seno technologijos, tada paima dar vieną kursą naujos technologijos. Tai kažkokie, nežinau, sprendimo, bet išlysti iš komforto zonos ribų ir tiesiog, kad drąsos nerti tiksliai į tą visą dalyką. Nežinau, galbūt daryti praktiką ar savo projektą kažkokią, tai nežinau, tarkim, man NT įdomu, kitam kažkokie tai mašinos, iPhone'ai, kažką daryti, aktyviai naudoti GPT, bet irgi mes dabar visuose savo produktuose naudojam GPT, tai irgi norėčiau daryti, bet turbūt pagrindinis, kad būti proaktyviam, irgi, nežinau, tarkim, jeigu ieško darbo, tai LinkedIn aktyviau neginti, tarsi, kad follow-upinti, jeigu su vadovu kalbė, kad, tai turi būti darbuotojų iniciatyva proaktyviai judinti dalykus į priekį, nes vadovai tiesiog turi daug to informacinio srauto ir jeigu nedraivinsi tiek proceso, tiek savo mokymosi ir karjeros į priekį, tai už tave nieks to nepadarys. Tai tokio drive'o biški trūksta ir norėčiau palinkėti. Nes, man atrodo, liksim tose coding school lygmenį, kur komforto zona, kur mane išmokė, bet tu dar gal už tai susimokė, bet galbūt atsakymas yra, kad tai brangiai kainuotų ir tada gal kitaip vertinti tą resursą. Bet tai aš nesu tikras, ar gera mintis yra subsidijuoti iš valstybės, kad tada tokio nėra motivacijos, kad tai kažkaip grįžtų tą vertę iš tų mokslų. Tai čia labiau neretas, bet, kaip sakant, pozityvus paskatimas būti proaktyviam turbūt. Nes iš tikrųjų taip tikrai pantrinsiu, nes iš tikrųjų labai matosi, kai aš, pavyzdžiui, prieš tai interviu dalyvaudavau, tai iš karto matosi, kuris žmogus būtent pabandė kažką giliau pažiūrėti, o kuris tik pakrapštė paviršių ir tiesiog vos ne checkmarką užsidėjo, kad aš tą pabandžiau, moku irgi tas klausimas. Tai labai, labai geras pastebėjimas iš tikrųjų ir tas incentivas, kaip čia ta paskata iš tikrųjų, ta valstybės kartais, aš irgi nenoriu rentinti, bet aš iš tikrųjų labai panašių pažiūrų šitoje vietoje, nes atrodo, kad kartais meškos paslaugą padaro, pasinaudoja ir paskui, aš čia darbo nerandu, čia IT neįsidarbinu su duomenim irgi, čia taip bumas, visiems reikia žmonių ir nieks neranda. Iš tikrųjų problema būtent yra, kaip ir minėjai, proaktyvume ir daugiau darbo įdėti reikia. Tai, Taip, smagu buvo su tam pašnekėti.
Taip. Dar tiesiog norėjau replikuoti, bet kaip tik žiūrėjau proto industriją savo buvusiu bosu, Arvydą Vulio. Tai visiems rekomenduoju pasižiūrėti, tiesiog, kad buvo geras atrankos klausimas. Arvydas klausė, kokie tavo pasiekimai. Tarsi ne ką tu moki, ne kur tu dirbai, visi vardė, dirbau ten, bet kokie tavo pasiekimai. Nors ne kur tu pušinai tą a bit forward, tai ir visi užklimba, visi galvoja, aš dirbau ten, bet kur tu top notch, jeigu tu net ir Coding Academy absolventas, tu gal padarai kažkokį tai praktikos projektą geriausiai grupiai, kažkoks killer, bet to drivo ir tada atkreips tikrai dėmesį. Tasme, kad, bet jeigu tiesiog diplomas, tai žinokit, neatkreips. Tai va, irgi dar vienas variantas, bet toksai įkvėpimas man pačiam buvo iš Arvydo, kaip formuluoti tą kvalifikacinį klausimą. Dėkui labai, Viliau, iš tikrųjų smalsumą pačiam buvo daug dalykų išgirsti ir sužinoti, būtent apie tą pačią nekilnojamo turto rinką. Nes kaip ten vyksta dalykai, aš tikrai negalvojau, kad ten tokie behind the scenes yra niuansai, kad taip vyksta. Smagu buvo išgirsti tavo nuomonę apie ir bendrai įžvalgas apie būtent šią rinką, kaip tu matai dalykus ir būtent apie tą patį skeilinimą tų pačių skripinimo dalykų ir tą pačią Data Platform LT. Tai labai dėkui tau už tavo skirtą laiką. Tikiuosi klausytojai išgirs, pasinaudos arba susisieks su tavimi dėl vienų ir kitų dalykų. Ir dėkui dar kartą, o klausytojams iki kitų tinklalaidžių. Dėkui už pakvietimą